Nežinau, kiek matėt, kiek nematėt, čia siuntė bent jau skubios medicinos personalui tiek Rokas, tiek Karolis naują algoritmą epileptinės būklės, kadangi atsirado nauji vaistai gydymui. Tai šiek tiek pakalbėsim ir labiau iš praktinės pusės ir iš teorinės apie tą naują algoritmą. Ačiū Karoliui, kuris padėjo pristatymą paruošti. Tai įsivaizduokim, kad paskambina greitoji, kad atveža 57 metų vyrą dėl traukulių nesibaigiančio. GMP iškvietė sugyventinę. Jis sakė, kad pacientas šiaip serga epilepsija, turėjęs traukulių, gėrė vaistus, bet dabar naujų nenusipirko, pinigų nebeliko ir nevartoja. Taip pat sako, kad pacientas buvo gausiai vartojantis alkoholį, bet dabar keičia gyvenseną, 4 dienas nutraukė vartojimą. Tai kai atvyko GMP, traukuliai tęsiasi 3 minutės, GMP skyrė midazolamą į raumenį, po to išpunktavo veną, nenustojus traukulių atskyrė diazepamą į veną, pamatavo glikemija buvo gera ir dabar atvyksta į SPS ir yra 12 minučių vis dar tie traukuliai tęsis. Tik dabar pirmiausia gal pašnekėsim apie tos provokuojančius veiksnius, paskui apie ten gydymus visus. Tai daug gali būti provokuojančių veiksnių, kai kuriuos mes galim įsiterpti, kai kuriuos ne. Tai šiaip dažniausiai tai būna dėl kažkokių antiepilepsinių vaistų, ar tai nutraukimo, ar nereguliaraus vartojimo, ar tai neseniai tie vaistai buvo keisti. Taip pat visokie elektrolitų sutrikimai, hipoglikemija, hiperglikemija, kažkokie smegenų struktūriniai pažeidimai, ar tai traumos, alkoholio vartojimas, perdozavimas, abstinencija, surogatų vartojimas, benzodiazepinų nutraukimas, narkotikai kai kurie ir infekcijos, ypač neuroinfekcijos. Tai ieškant tų provokacinių veiksnių labai svarbus GMP vaidmuo, kokia buvo aplinka, ką pastebėjo liudytojai, kažkokio to traukulių prasidėjimo, galbūt yra artimieji, kurie žino, kuo tas žmogus serga, gal kažkokie ar tai buteliai, ar švirkštai mėtės aplinkui. Tai va, tai čia eina svarbus vaidmuo GMP. Dabar raudonai pažymėti tie dalykai, kurie gali ar tai sukelti traukulius, ar neleis jam baigtis, į kuriuos mes galim šiek tiek įsiterpti ar sutvarkyti greitai. Tai, pavyzdžiui, hipoglikemija, galim greitai suskirti gliukozės, jeigu yra elektrolitų disbalansai, galim tuos elektrolitus koreguoti. Ar jeigu įtariam infekciją, tai suskiriam šalia epilepsijos gydymo, šalia traukulių gydymo antibiotikus. Tai pradžioj, kai prasidėjus traukuliam, jie dažniausiai per 5 minutės baigia savaime. Ir per tas 5 minutės mums reikėtų kaip ir įsivertinti ABC, ar žmogus palaiko kvėpavimo takus, jeigu duodam deguonies, jeigu reikia atsiurbiam, dedam orofaringinį. Jeigu paprastom priemonėm kvėpavimo takų palaikyti neišeina, tai iš karto gali reikėti intubacijos ir tada, aišku, jau periname jau tą paskutinę traukulių gydymo fazę. Tai bent jau šito pristatymo metu įsivaizduojam, kad žmogus palaiko kvėpavimo takus ir tos fazės kol kas, tos intubacijos kol kas neprireikia. Irgi traukuliam esant pozicionuojam pacientą ant šono, kuo greičiau įsivedam intraveninę arba intrakaulinę prieigą ir pasiemam pH, pasimatuojam glikemiją, temperatūrą. Iš to pH ir iš glikemijos, realiai iš pH irgi galim matyti tą glikemiją. Galim ne tik įsivertinti gliukozę, galim įsivertinti ir kai kuriuos elektrolitus ir aišku patį kraujo pH ir koreguoti pagal reikalą. Tai esant hipoglikemijai skiriama yra 40% gliukozė, esant hiponatreminiai hipertoninis natris. Tuo dar biškį papasakosiu, kaip čia, kada reikia, sakykime, tą hipertoninį natrį skirti. Dar toksai svarbesnis aspektas, jeigu pacientas yra, sakykime, lėtinis alkoholio vartojantis dažnai alkoholį, arba yra kažkokia anoreksija, kaheksija, dializuojami pacientai, jiem yra rizika tiamino trūkumui. Tiaminas tai yra B1 ir jis labai svarbus angliavandenių metabolizme ir be jo gliukozė nėra efektyviai naudojama. Tai kad, sakykime, ir trūksta tos gliukozės, mes ją skirsim, bet jinai neveiks.
nes nebus metabolizuojama. Tai tokiem pacientams skiriama kartu arba prieš gliukozę dar tiamino 100 mg į veną. Dabar kalbant apie hiponatremiją, tai dažniausiai statusą gali sukelti natris, kuris yra mažiau 120 mmol litre ir jisai turėtų būti nukritęs per kažkur per dieną, mažiau negu per 48 valandas, tai nukritęs staigiai. Gali būti, jeigu per kelias valandas nukrinta ir didesnis tas natrio kiekis organizme, bet jis tada, sakykime, buvo žmogui 145 ir tada nukrito per 3 valandas iki 125. Tai irgi gali sukelti. Dabar priežastis, tai irgi čia anamnezės rinkimas aplinkos tos, kaip prasidėjo tas statusas, apipasakojimas svarbus. Pavyzdžiui, būna konkursai, kur žmonės ten kas daugiau vandens išgers ir ten išgeria 8 litrus vandens per valandą. Tai tada greitai tas natris praskedžiamas. Narkotikų vartojimas. Pavyzdžiui, ekstazija didina troškulį, didina ADH sekreciją, kada irgi ir daug išgeria vandens ir daug susilaiko, vėl praskiedžiamas. Jeigu hipotoninių skysčių buvo labai daug suleista pacientui, tai visi šitie dalykai ūmiai tą natrį mažina ir įtariant, kad ta hiponatremija yra ūmi, ją koreguojam šalia kito traukulių gydymo. Tai įsivertinus jau viską, nepraeinant tiem traukuliam per 5 minutės, skiriam benzodiazepinus, tai yra pirmas traukulių, mūsų pirmas vaistas gelbstint tą žmogų nuo traukulių, tai diazepamas, midazolamas. Diazepamas tai veną skiriamas, midazolamas gali būti veną į raumenį, į nosį skiriamas ir 2 dozes kas 5 minutės. Šalia vis persimatam tą glikemiją, nes traukulių metu jinai labai greitai yra sunaudojama ir greitai gali reikėti vėl koreguoti. Tai dabar mūsų tas pacientas yra atvežamas į SPS-ą. 12 minučių trunka traukuliai, yra skirtos 2 benzodiazepinų dozes, irgi grįžtam dar prie tų dozavimų, tai GMP labai gerai suskyrė šituo atveju, kad skiria midazolamą į raumenį, paskui skiria diazepamą į veną, viskas tvarkingai, glikemiją pažiūrėjo, tai mums kaip ir nieko, sukritikuoti nieko negalim jų darbą. Tai atvežamas į SPS, mes aišku vėl persivertinam paciento ABC, pasiemam pH, persimatom glikemiją, matom iš pH, kad šiek tiek acidozė, natris geras, pasižiūrim, kad glikemija 2,2. Reikia skirti gliukozę, žinom, kad pacientas, kaip ir skaitos lėtinis alkoholio vartotojas, įtariam, kad trūksta tiamino, prieš gliukozę dar skiriam ir tiamino. Ir tada iš karto pasakom slaugytojom, kad ruoštis valproinę rūgštį, tai yra antraeilis medikamentas epilepsijos gydymui. Tai mes kaip ir perinam į 3 fazę, kada 2 benzodiazepinų dozes nepadėjo tiem traukuliam baigtis. Yra 2 nauji vaistai, tai yra levetiracetamas ir valproinė rūgštis. Šiaip iš esmės juos galim abu naudot, tačiau kai kuriais atvejais viena arba kita tinka geriau. Tai levetiracetamas, jis labai tinka neaiškios kilmės epilepsiniai būkliai, yra saugesnis, nėra tiek daug vaistų sąveikų. Tai jeigu atvažiuoja žmogus ir mes kaip ir visiškai neaišku, dėl ko tie traukuliai vyksta, tai galbūt geriau yra skirti jį. Valproinė rūgštis labai tinka pacientams su žinoma epilepsija, žinomais generalizuotais traukuliais jau anksčiau buvusiais. Ir šiuo pavyzdžiui atveju pacientui yra žinomi tie traukuliai, žinoma, kad jisai serga, tai šitas vaistas tiktų geriau. Bet valproinė rūgštis kontraindikuotina nėštumo metu ir yra hepatotoksiška. Tai jeigu yra kepenų ligos ar nėštumas, tai geriau rinktis levetiracetamą. Tai čia dozės surašytas, yra ir algoritmas, vis tiek neatsiminsim, tai čia tiesiog nesiplėsiu. Yra skiedžiama iki 50 ml ir leidžiama HP. Ir vėlgi persimatuojam tą glikemiją.
Ir vis tiek traukuliai nesibaigia po antraeilių vaistų, tada jau perinam prie paskutinės fazės, kada pacientą bandom slopinti pradžiai ketamino mažesnę dozę. Jeigu vis tiek nesibaigia, tai giliai seduojam, intubuojam ir uždedam sedaciją palaikymui irgi. Tai traukuliai šiaip netai baigęs, apie ką tada, kokius tyrimus daryti paskui. Tai visai pasidarom galvos kompiuterinę tomografiją. Ištyrimas dėl infekcijos, tai jeigu galvojam apie neuroinfekciją, tai dėl neuroinfekcijos tyrimai, jeigu kažkokios kitos kilmės infekcija, tai vėlgi specifiniai tyrimai tai įtariamai infekcijai. Laboratoriniai, tai elektrolitai, inkstų, kepenų rodikliai, CRB, kreatinkinazė, tai nes traukulių metu raumenys pažeidžiami yra amoniakas, pažiūrėti, ar nėra encefalopatijos, o įtariant narkotikus, tai galima šlapimo testą daryti. Ir yra kai kurios būklės, kur irgi traukuliai būna, bet galbūt gydymas šiek tiek skiriasi. Tai eklampsija, kada nėštumo metu įvyksta traukuliai, to benzodiazepinų neskiriam, skiriam magnį, tai būna apie 5 gramai, po to 2 gramai, po to palaikymui duodam, plus antihipertenziniai vaistai. Tai, kaip ir minėjau, benzodiazepinų neskiriam, nebent to magnio neturim. O febriliniai traukuliai, tai karščiuojantiems mažiems vaikams, paprastai jie baigės per 15 minučių, tai čia vyksta, kai daugiau negu 38 temperatūra būna. Gydymas tai tiesiog temperatūros korekcija, specifinis gydymas indikuotinas nebent jeigu užsitęsia daugiau negu 15 minučių. Čia tada apie dar, gal labiau apie hipokalcemiją išsiplėsiu, tai jeigu labai greitai nukrinta kalcis, tai per kelias valandas mažiau negu 0,8 mmol litre būna jonizuotas kalcis. Tada gali irgi statusą sukelti. Tai kada, sakykime, įtariam, kad ūmiai to kalcio trūksta, tai pacientai po skydliaukės arba paratiroidinių liaukų operacijų, kada sumažėja PTH sekrecija, arba po masyvių kraujo transfuzijų, kada nėra skiriamas papildomai tas kalcis, tai kraujyje esantis citratas jį suriša ir tada irgi greit gali numušti. Tai tokiais atvejais irgi iš pH mes tą kalcio kiekį galim matyti, tokiais atvejais galim papildomai kalcio gliukonatą skirti. Įtariant neuroinfekciją, irgi šalia skiriam tą neuroinfekcijos gydymą, tai deksą ir antibiotikai. Tai va, Šiaulių SPS 2 nauji vaistai yra, levetiracetamas ir valproino rūgštis. Jie skiriama po 2 benzodiazepinų dozių. Yra algoritmai tiek to epilepsijos gydymo, tiek vaistų paruošimo, yra ITS ant sienos pakabinti. Taip pat, gydant epilepsinę būklę, svarbu įsivertinti elektrolitus, įsivertinti glikemiją ir jeigu reikia koreguoti. Įtariant imunodeficitą prieš gliukozę skiriamas tiaminas. Ir šituo atveju svarbus GMP vaidmuo yra tos anamnezės ir tų įvykių vietos apipasakojimų bei tam pradinio gydymo irgi skirimą.